Dabar, kai jūs klausėt, kaip turėtų vykti bendravimas šeimoje, žinokit, tokio turėtų, jo nėra, tokių taisyklių, ne, todėl, mes bendraujam taip, kaip mes norim. Jeigu jums šita dinamika santykių nepatinka, kuri yra, jūs turit kaip ir pateikti tokį pretenziją, kad tai jūsų šeimoje turėtų keistis. Bet tai tikrai labai bus sudėtinga padaryti, todėl, kad reikia tiek jums pačiai lysti iš aukos, tiek jūsų vyrui išeiti iš tirono, ne, jeigu jis va čia toks vadovas yra visko. Ir jūsų paaugliam reikia pradėti gerbti tėvus, ne? Gerbti tai yra žinoti, kad jie ir verti pagarbos, jausti šitai ir tai yra gana sunku iš tų vaikų, aš nežinau kaip čia pavadinti, išsireikalauti. Tas pagarba, jinai tokia yra labai slidus reikalas, kad tas žmogus suprastų, kad čia jam reikia gerbti tos tėvus. O kam jam gerbti juos? Ta prasme, tai jie yra, viską man duoda, viską man perka, visus mano poreikius patenkina, tai o ką? Aš tik reikalauju ir galbūt pagarba atsiranda tada, kada tėvai pradeda reikalauti iš vaikų.